nekuriu jokių naratyvų, aš mėginu pasakyti, jeigu dar šiais laikais 21 amžiui yra poreikis kažką ir siekimybė objektyvumo kažkokiam tai, nors kartais aš abejoju, man atrodo, kad nereikia čia niekam to objektyvumo, reikia savo pasakojimą pasakoti įtikinamai. Tai aš mėginau nesekti šitom visom moderniom tom pozicijom. Aš dar toks idealistas, žinau, dar apie objektyvumą vis galvoju. Labai malonu, kad šiandien pas mus Vrublevskių bibliotekos studijoje svečiuojasi istorikas daktaras Artūras Svarauskas. Kartu su naujausia savo knyga ar monografija Lietuvos visuomenė 1939–41 metais. Įtampos, konfliktai, transformacijos. Ši akademinė studija tampa populiaria ir labai skaitoma knyga plačiosios visuomenės tarpe. Kaip manote, kodėl jinai aktualizuojasi, kodėl jinai tampa įdomi ir svarbi ne tik akademinės visuomenės atstovams? Na, apskritai manau, kad gal ne tiek kalbant apie šitą knygą, bet tyrimai praeities yra aktualizuojasi ir turi tam tikrą reikšmę kažkokią, vieni didesnio, gal susidomėjimo sulaukia, kiti mažesnio. Kai sutampa tam tikros istorinės aplinkybės arba dabarties kažkokia tai būsena. O dabar tie terminai įtampos, konfliktai, tai matyt pakankamai simptomiškai apibūdina mūsų nūdieną. Tiek išorės tas faktorius, tiek vidinis visuomenės vidaus santykių tam tikros aplinkybės. Ir šiuo atveju sakyčiau, ta prasme gal man netgi pasisekė, jeigu taip galime pasakyti, kalbant apie tokią nelabai malonę temą, kad ta knyga pasirodė būtent tuo metu, tai, kas vyksta dabar, vyko ir tuo metu būtent 39–40 metais. Ir tos knygos atsiradimas, jis tarsi taip sutapo. Tai nebuvo mano kažkoks intencija ir mėginimas rašyti tą tokią temą kažkokią. Šią darbą jau dariau maždaug daugiau negu 5 metus, gal netgi ir ilgiau. Ir taip tiesiog sutapo, nes kaip tai sutapo? Tiesiog prasidėjo domėjimasis prieškario Lietuvos visuomenės gyvenimu. Ir apie tą prieškario Lietuvos visuomenės gyvenimą daugiau ar mažiau mes iš knygų, iš pasakojimų, turim kažkokius vaizdinius susikūrę, girdėję, perskaitę, galų galiai iš vadovėlių. Bet kažko man trūko. Trūko to, kad tas vaizdinys yra labai gražus. Bet štai pasiekia žmonės tuo metu tie lemtingi 39–40 metai ir kažkas nutinka. Mes žinom, kas nutinka visi. Ir ypatingai po 40 metų birželio, iki karo vokiečių ir sovietų. Ir dabar kažkokia ta keista, labai tokia įtempta būsena. Tai man atrodo, kad tos knygos kažkoks toks didesnis ar mažesnis išpopuliarėjimas visuomenėje yra būtent susijęs su tokiu sutapimu tam tikrų panašių nuotaikų, kas yra 2025 metais ir kas buvo tada 39–40. Tai yra vienas momentas. Antras dalykas, aš manyčiau, kodėl knygos apskritai galbūt ne vien tik apie šitą knygą kalbant sulaukia tam tikro kažkokio atgarsio, nebūtinai gero, galbūt ir blogo, kažkokios kontroversijos. Tai yra, kai paliečiamos tam tikros jautrios visuomeniai temos praeities. Išprovokuoja tam tikrą skandalą. Galbūt yra autorių, kurie galbūt ir specialiai nori tai padaryti, dėmesio sulaukti, užkabinti kažkokį jautrią giją tokią, ištraukti ir ją kažkaip kitaip perinterpretuoti tą klausimą, negu didesnioji dalis visuomenė turi savo vaizdinį. Bet tai nebuvo mano tikslas tikrai rašant šią knygą. Čia yra stengtasi rašyti tokia tikrai akademiniu netgi stiliumi, daug cituojama, daug šaltinių, daug nuorodų. Galbūt ir nėra visiems tai lengva skaityti tokį darbą, bet mano specialiai ir buvo toks tikslas, mėginti parodyti, nepatekti savo susikurtą kažkokį karkasą praeities ir jį aplipdyti vienu kitu tokiu įspūdingu, kažkokiu provokuojančiu, šokiruojančiu faktu, bet tiesiog pavaizduoti, kiek tai įmanoma giluminį visuminį vaizdą tos visuomenės, kuri tuo metu būtent ir išgyveno tą tokį įtampų konfliktų ir besikeičiančios tokios, vidinės ir išorinės realybės laikotarpį. Jūs kaip tik minėjot, kad prieš 5 metus pradėjot tą tyrimą, tai kai įžengėte į tą tyrimų lauką, kokie buvo jūsų lūkesčiai? Ar jūs atėjote kaip istorikas, objektyvus, be jokių lūkesčių? Ir kas jūs nustebino? Tikrai daug kas ir nustebino ir tų lūkesčių buvo. Lūkestis tai buvo labai pakankamai toks akademinis.
Nes vis tiek ta knyga juk neatsirado iš niekur, istorikai apskritai visuomenė dirbam kažkaip vieną darbą, kitą darbą, jie siejasi. Tie kiti ankstesniai tekstai, kuriuos esu rašęs, yra šiek tiek liesdavo, kabindavo, tam tikrą kontekstą turėdavo. Ir paskui Lietuvos istorijos institute buvo vykdoma tokia mokslinė programa. Ir tos programos rėmuose tiesiog įsipareigojau tirti va šitą temą. Ir tai, kaip dabar madinga sakyti, pateikti produkciją. Ne kūrybą, bet produkciją. Aš čia nemanau, kad čia gal produkcija, aš kitokios nuostatos laikausi. Tai ir turėjau tam tikrą jau supratimą prieš pat pradėdamas tirti šitą temą, ko čia galima tikėtis ir ko negalima tikėtis. Tai yra vienas momentas. Antras momentas, kas tiesą sakant, man šiek tiek ir galbūt iš dalies ir keitė tą pradinį nusistatymą, kai pradėjau tirti temą. Tai yra tas, mano anksčiau minėtas šiek tiek toks visuomenės toks tas vaizdinys, ir aš turėjau beje į panašų tą Lietuvos valstybės, tą tokį prieškario valstybės ir visuomenės darnus santykį, tokį klestėjimą, tokia salelė, kaip, žinot, kaip ta Lietuva gyveno, kaip tas rūtų darželis, gražus toks visas ir gėlės ten augo ir drobiniais drabužiais valstiečiai ten šienpjoviai vaikščiojo kaip tose paveiksluose gražiuose. Ir matyt, tas kažkaip tai, akivaizdu, mes tai turim tą vaizdinį, bet gyvenimas yra, matyti, realus, yra jis nėra toks kaip nutapytas dailės kūriniuose. Tik mane kas nustebino, vienas momentas tyriant, aišku, norėjau pažiūrėti tą realiai, tą gyvenimą į santykius visuomenės skirtingų socialinių sluoksnių. Ir mane nustebino vienas momentas. Mes laiką, kai kalbam tiek ir dabar aptarinėjom kartais knygą su kolegomis ir daugiau gal viešo, ir tai visą laiką be abejo yra koncentruojamas į tą laikotarpį nepriklausomos Lietuvos, kas mums yra labai aktualu, nes tai yra sava mūsų valstybė, mūsų žmonės, mūsų politikai, kokie ten jie bebūtų, bet mūsų. Bet visai kitas momentas yra po 40-ųjų metų. Ir čia visą laiką pastebėjau, kad yra sulaukiama labai mažai dėmesio. Tiesiog aiškus toks pasakojimas yra sudėliotas, jis turintis pagrindą. Okupacija. Tankai, dulkių debesys, invazija svetimos kariuomenės, komunistai, visokie ten slaptieji bendradarbiai NKVDistai, Stalinas, Molotovas ir taip toliau, ir trėmimai. Ir viskas. Ir tie metai, 41-ieji, 40-ieji metai, jie tokie yra. Žiūrint taip iš tokios perspektyvos, tai logikos yra, be abejo pagrindą turi. Bet vis tiek žmonės gyveno kažkaip tuo metu. Trėmimai juk prasidėjo deportacijos po metų. Birželį, tai kaip tuos metus jie gyveno ir ką jie darė. Akivaizdu, kad pasipriešinimo jokio nebuvo. Nei organizuotų, nei neorganizuotų. Kaip sako, mes perkeltinė prasme, šūvio nebuvo. Ir kur tie žmonės dėjosi? Ką jie darė? Kiek tų žmonių emigravo, pasitraukė nuo to sovietinio režimo? Pasitraukė tik 1000 per vasarą, reiškia. Tai ten beveik 3 milijonai liko. Koks jų likimas? Ką jie darė? Čia ir jau įdomesni dalykai tam tikrą prasme, tai mėginta buvo tirti ir tuos momentus. Tai akivaizdu, kad visuomenės gyvenimą veikia ne tik tai vidinės transformacijos, bet ir išorinės jėgos. Tai yra ir Sovietų sąjunga, ir Vokietijos interesai, kaip tai dar labiau išjudino pamatus. Ne tik išjudino pamatus, bet ir sugriovė tos pamatus, būtent išorės jėgos. Nes čia gal gali kai kam susidaryti vaizdas, kad štai matot visuomenė, įtampos konfliktai. Aš tarsi tai kartočiau tą sovietinės istoriografijos, tą 50 metų kurtą pasakojimą apie tai, kad čia visuomenė darbininkų klasė kartu su darbo valstiečiais įvykdė revoliuciją, reiškia, Raudonoji armijai padedant ir čia žinoma, kad ne, be abejo, čia šitos aš pozicijos nesilaikau. Tiesiog būtent laikausi tokios pozicijos, kad du procesai, kuris vienas nuo Lietuvos apskritai nei politikų, nei žmonių, kokie ten bebūtų, nepriklausė. Tai yra tarptautinės politikos momentai. Yra visa ta konstrukcija karo, antrojo pasaulinio karo ir didžiųjų valstybių politikos interesai. Tai šiuo atveju Sovietų sąjungos ir Vokietijos. Ir antras momentas paraleliai vykęs, šiek tiek persidengęs yra, tai būtent tos vidinės įtampos. O jau kas jas skatino, kiek darė įtakos tie išorės faktoriai, tai kas vyksta aplinkui. Nesgi žmonės akivaizdu reaguoja, mato, kas darosi už Lietuvos sienos. Kaip minėjau, Lietuva nėra sala kažkokia tai.
Tai jau čia sudėtingas klausimas. Ir kiek tos įtampos ir konfliktai kilo dėl pačių lietuvių savęs tarpusavio tam tikrų santykių kažkokių neišsiaiškinimo, kažkokių pykčių. Tai dabar jeigu kalbant apie tą išorės faktorių, kurį jūs paminėjote, be abejo, tai yra lemtingas momentas. Nes būtent jau 4 dešimtmečio pabaigoje, dar prieš Antrojo pasaulinio karo pradžią, iš esmės, didžiosios tos demokratijos, Prancūzija ir Anglija atsitraukia iš regiono Rytų Europos. Ir tiesiog palieka regioną dviejų diktatorių, reiškia, sprendimo valiai, tai yra dalintis, braižyti žemėlapius čia, Hitlerio ir Stalino. Ir čia jau tada prasideda faktoriai, prasideda tokie, kurie iš esmės didžiąją dalim nuo Lietuvos, aišku, negalėjo niekaip priklausyti. 39 metų, tai vadinamieji Molotovo-Ribentropo sutartys, paktai, rugpjūčio mėnesio, rugsėjo mėnesio, kai yra perbraižoma Rytų Europos įtakos sferos pasidalinama. Beje, tuo metu buvo iškviestas į Vokietiją Lietuvos užsienio reikalų ministras Urbšys, kuriam praktiškai tuo pačiu metu yra paaiškinama, pasakoma, kaip kas persibraižė sienas. Tai nebuvo, kad, Lietuvos visuomenė politikai nežinojo. Visuomenė nežinojo, bet mūsų užsienio reikalų ministerijos vadovybė žinojo, kur atsidūrė Lietuva. Ir čia prasideda jau mūsų, išsiskiria tam tikras momentas. Galbūt aš apie tai vėliau šiek tiek užsiminsiu, kiek yra politinės valdžios, kokia buvo pozicija ir ką ta valdžia sakė žmonėms, ką jie turi žinoti, kokie procesai. O iš valdžios tų dabar, kai madinga sakyti, žinučių siunčiamų, ne tik žinučių, bet ir tiesioginio teksto, piešiame pakankamai optimistinę perspektyvą 39 ir 40 metais. Perspektyva tokia aiški, oficialiuose laikraščiuose, spaudoje, per radiją. Aplinkui vyksta karas, daugelio valstybių jau nebėra, o Lietuva štai klesti, saugu Lietuvoje 40 metais pradžio. Kokios priežastys? O priežastys sunku pasakyti, čia gal vėliau šiek tiek. Tai išorės veiksnys vienas, tai reiškia Vokietijos ir Sovietų Sąjungos tarpusavio santykių aiškinimasis, nors oficialiai po to Molotovo-Ribentropo pakto jos, tarsi ir sąjungininkės yra, pasiskirsto, pasidalina neteisėtai teritorijas, bet akivaizdu, kad viena ir kita turi savo interesą prieš vieną ir kitą. Ne tik laiko klausimas, kada tie interesai tiesiogiai susidurs. Akis į akį ir vyksta žaidimas neoficialus. Lietuva formaliai patenka Sovietų Sąjungos įtakos sferą. Sovietų Sąjunga čia priverčia Lietuvą, kaip ir kitas Baltijos valstybės, pasirašyti savitarpio pagalbos sutartis, prievarta įveda čia į Lietuvą 20 000 kareivių. Nors tai sakant, irgi tam tikras paradoksas, sakau prievarta, bet iš tikrųjų, aišku, ne Lietuva pati čia įsileido tos kareivius ir ne savo norą, bet tas sutikimas buvo toks, sakyčiau, mažiausiai keistas čia prie Vilniaus. Nesgi Vilnių jau buvo užėmusi Sovietų kariuomenė jau 39 metų rugsėjį. Iš Lenkijos atplėšė ir čia šeimininkavo plėšė. Beje, ir Mokslo akademijos bibliotekos labai daug turto išvežė. Senųjų rinkinių į Baltarusiją išgabeno, čia išdarkė labai daug įvairiausių dalykų. Tai ir ta Raudonoji armija čia ir jinai, ką dabar daryti ir ką daryti. Reiškia, jau Lietuva žino apie Molotovo-Ribentropo paktą, pasirašo spalio 10 priverstinai tą sutartį savitarpio pagalbos ir vyksta čia Vilniui prie Vilniaus ceremonija, tokia atvyksta mūsų kai kurie generolai, pastatoma arka graži tokia šventinė ąžuolo vainikais apipinta. Ir lapkričio 15 dieną iš Vilniaus tuometinio krašto su dūdų fanfaromis Raudonoji armija įžygiuoja Lietuvos teritoriją. O toks priėmimas. Ir čia, žinote, jau sovietų pasiuntinybė labai piktinasi. Tarsi lyg ir duoklė atiduota, labai gražiai šventiškai sutikta ta Raudonoji armija kabutėse įsileista į Lietuvą. Jie ten paskui Alytaus kryptim, ten Gaižiūnų kryptim, kitom Prienų nužygiavo. Bet ne vienas laikraštis nerašo apie tai, nes mūsų saugumo struktūros uždraudė. Bet tarsi, toks kažkoks neaiškus momentas. Tarsi oficialumas yra, paradai, saliutai, 21 tautų saliutas iššautas. Lietuvos kariuomenės būrys stovi Internacionalą groja gėda. Sovietų armijos būrys pastatytas Lietuvos himną groja. Reiškia, tokias imituojamos ceremonijos lapkričio 15. Bet spauda neleidžia to rašyti, kad žmonės tai apie tai girdėtų. Ir sunku paaiškinti ką. Tai ir momentas yra ir dabar po šito viso Raudonosios armijos patekimo ir jau mūsų gyvenimas iš esmės keičiasi čia. Politikai daro savo politiką, o kaip visuomenė reaguoja į tuos veiksmus, kokius lūkesčius turėjo vienos socialinės grupės, kitos socialinės grupės, čia galbūt skiriasi ir inteligentijos lūkesčiai, ir galbūt kaimo žmonės kitaip irgi priėmė tą besikeičiančią tikrovę. Tikrai, iš tikrųjų, čia apie tai galima turbūt kalbėti labai daug ir dabar mėginat taip sutraukti visą koncentruotą vaizdinį
pateikti mūsų žmonių skirtingų socialinių sluoksnių įsivaizdavimą, supratimą ir lūkesčius tas turėtas. Kelis momentus galima galbūt tik akcentuoti. Pirmas dalykas yra be abejo visuomenės sampratą formavo oficialioji pozicija ateinanti. Laisvos spaudos, kokia ten bebūtų, nebuvo, be abejo buvo cenzūruojama spauda. Visi tie dienraščiai, laikraščiai, jie nepraeidavo spaudos cenzūros ir to yra specifika Antano Smetonos valdymo. Buvo viena aiškus pasakojimas, viena linija, optimistinė linija, kaip minėjau, aplinkui karas, o pas mus viskas gerai, mes saugus. Raudonoji armija atvykus į Lietuvą saugoti sienų 39-40 metų oficialus pasakojimas iš oficialių laikraščių. Ministrai, prezidentas taip kalba, kiti taip kalba. Ta žmonės tikriausiai ir supranta taip. Nors visi supranta, jaučia viduje, kad kažkas ne taip. Prieš 20 metų, didžiavosi 1919 kovojo su bolševikais, Raudonoji armija nepriklausomybės kovų metu, o dabar staiga Sovietų sąjunga oficialiai pasakoma, kad yra mūsų vienintelė sąjungininkė. Ir kalba tie patys žmonės, tie patys generolai, kurie 19 metais kovojo prieš bolševikus. Tai kaip dabar čia taip ir per 20 metų nuo to priešo tokio, tapo dabar. Toks nuojauta yra ne kažkokia. Antras momentas yra tai, ką pasakoja oficialiai ir kokių lūkesčių turi skirtingi socialiniai sluoksniai ir ideologinių pažiūrų asmenys. Be abejo. Smetonos politikos oficialus pasakojimas buvo, kad lietuvių tauta yra vieninga. Lietuvo visuomenė yra vieninga, yra darni ir jai vadovauja ir per visas tas gyvenimo sutemas ją išves tautos vadas, vairininkas, didysis. Toks oficialus pasakojimas. Ir jis palaikomas nuo kultūrinių renginių iki meno, iki užsakomo ir, aišku, vis tiek valstybėgi buvo vienintelis donatorius meno, ar ten vaizduojamo, ar kitokio kūrinių. Ir tą pasakojimą kūrė visais kanalais apie didį vairininką ir tautos vienybę. Akivaizdu, kad taip neįmanoma. Nebent jeigu tai būtų, koks nors Lietuvos tas valdymas Smetonis būtų totalitaristinis griežtas režimas, galbūt per jėgą būtų kažkas kaip kokio Šiaurės Korėjoje, kokio suvienyti, bet akivaizdu, kad Smetonos valdymas toks nebuvo. Jis toks prezidentinis, autoritarinis, bet jokių būdų nedaug. Ir čia jau tuo metu, toks kalbėjimas buvo pakankamai keistas. Ir toje visuomenėje be abejo yra skirtingų pažiūrų. Kalbant dabar apie inteligentus. Inteligentija. Kairioji inteligentija, dešinioji inteligentija. Pas mus jau labai nemažai tyrimų apie tą kairę inteligentiją. Sakyčiau, pakankamai taip radikalizuotai galbūt parašyta, šiek tiek nematant konteksto. Kalbant apie tos kairiųjų inteligentų tą kairėjimą ir paskui taps to jau Paleckio liaudės, tos vadinamosios vyriausybės įėjimą ir tarnavimą svetimiems ir taip toliau, ir taip toliau. Labai supaprastintas vaizdas mano supratimu. Ir labai toks primityvokas, aš nesilaikau iš tos pozicijos. Apie tą vadinamą kairėjimą, nors sunku pasakyti, kas tas yra kairėjimas, tiesą sakant. Tai tik 40-ame reikėtų taip pasakyti, kad vėlgi tai darė įtaką be abejo išorės faktoriai. Tai liaudies fronto atsiradimas, komunistų taktikos pasikeitimas. Ir galų gale, tam tikrus kai kurių naivus, kai kurius idealistinis, kai kurių iš principo gelminis įsitikinimas, norint padaryti kažką, keisti socialinę galvų struktūrą, kažkokį socialinį teisingumą įgyvendinti, kažkokius tokius momentus. Ir, aišku, meno kultūros žmonės daugelį atveju yra kūrybos žmonės, tai nėra kažkokie sausi pragmatikai, kurie apskaičiuotų, kiekvienas žingsnis sustrateguotų dabar. Nėra veikia ir emocijos tam tikros ir kartais įsilieja ir paskui po kiek laiko pagalvojama, gal net taip, galbūt per daug, galbūt vėl kažkaip kitaip. Tai tas toks modelis tai atitiko būtent 40-mečio, mano supratimu, dalies kairiosios inteligentijos, netgi liberalios tokios inteligentijos pozicija. Daugelis akivaizdžiai buvo nepatenkinti Smetonos, ne tiek pačiu Antanu Smetonu, tiek ta tvarka, kurią jisai sukūrė. Nes visas režimas iš esmės 40-ame dešimtmetyje rėmėsi to tokio, siauro biurokratų rato aplinka, tai nebuvo kažkoks ideologija tam tikra paremtas, ideologinis kažkoks bolševizmas, nacizmas, dar kažkas, fašizmas, dar kažkas. Nebuvo tokio pas mus. Tai buvo lietuviškumas, plačiai suprastas. O kas į tą lietuviškumą eina, tai čia galėjau prikišti daug ką. Tai ir ta kairio inteligentija visgi akcentavo ne tiek tą patį, būdami lietuviais, aišku, ir kitų tautų kūrėjai, bet jie akcentavo ne tiek tą patį nacionalizmą kaip po tokį socialinį aspektą. Kreipė dėmesį į kaimo žmonės, o gyvenimas kaime tikrai nebuvo tas idealistinis, kaip mano pasakojimo pradžiai, drobiniais drabužiais besišypsantys vaikščiojo šienpjoviai. Buvo tikrai pakankamai sunkus ir nemaža dalis žmonių tiesiog 39-38 metais gyveno dūminėse pirkiuose, kamino neturėjo. Vietoj grindų asla buvo molinė, kai čia pat Kaune, buvo modernistinio stiliaus pastatai. Ko mes labai be abejo didžiuojamas ir turim ko didžiuotis. Bet mes nematom tos kitos dalies. Ir tie kūrėjai tuo metu, jie kaip tik ir samprotavo apie tą žmogų.
Šimčiai man įstrigo Fausto Kiršos toks, reiškia, tas vienas toks momentas, 37 ar 38 metais jis trumpam buvo įsikraustęs gyventi į kaimą, į provinciją. Kodėl? Todėl, kad iš kūrybos negalėjo Kaune išgyventi ir kurį laiką jis ten gyveno. Ir atvyko pas jį žurnalistas vieno dienraščio ir klausė apie gyvenimą kaime, apie jo būtį, būseną, apie pasamprotavimus. Jis pasakė tokią mintį interviu. Kiršas sako, aš džiaugiuosi, kad mūsų kaimas labai konservatyvus. Neduok Dieve, jisai būtų toks daugiau organizuotesnis, daugiau toks imlus idėjoms, tai mūsų dabartinė Lietuvos valstybė ir čia viskas būtų išsprogdinta naujųjų atneštinių bangų, suprask, Liaudies fronto, komunistų idėjų, bolševikų. Va taip va. Va taip va. Ir daug ką čia verčia pamastyti. Tai tie kairieji rašytojai ir turėjo tam tikrą kažkokį tai teisingumą. Tuo labiau, kad, suprantat, galėjo rašyti ir Cvirka, ir Nėris, visi galėjo tai, kam jam atrodė. Beje, tos Cvirkos kai kurie publikuoti darbai ir išcenzuruoti, jie tik paskui po 40 metų, reiškia, gražinti dalis. Tai buvo nepatenkinti, aišku. Dabar dešinioji inteligentija, sakyčiau, taip, aš čia taip sąlyginai skirstu, tie, kurie nesitapatina su kairiaisiais ar komunistais tokie. Jie taip pat buvo nepatenkinti, todėl kad jie matė, kad tas Smetonos valdymas per daug nacionalistinis, per mažai tos katalikiško dėmens, nes ar vienaip kaip šitas pasaulėžinis aspektas tarpukario Lietuvoje buvo labai svarbus ir reikšmingas. Ir jie manė, kad, kad santykiai su Vatikanu nekokie. Toks pakankamai šaltukas ten yra tarp Smetonos valdymo ir tai irgi nepatenkinti. Dabar kalbant apie kokius darbininkus ar valstiečius, vėlgi kaip minėjau, tas toks matymas, perspektyvos nematymas. Kaune dar griuvėsiuose fortų likusių žmonės gyvena. Valstiečiai taip pat pakankamai sunkiai. Ir čia kas prisidėjo prie tam tikros skepsijos Smetonos valdymų, tai būtent Smetonos kaip asmeninės pažiūros socialinės tokios. Jis buvo labai socialiai konservatyvus prieš bet kokias reformas. Ar tai būtų žemės reforma. Žinote, jeigu mes kalbame prieš karo Lietuvą, visą laiką yra, kai vienas didžiausių pasiekimų sakoma 1922 metų žemės reforma, kuri atėmė, nesakoma žodžio atėmė, bet faktiškai taip ir buvo. Beveik neapmokėtinai atėmė iš vienų ir atidavė kitiems. Susikūrė 48 ir 9 tūkstančiai naujų ūkių. Pasikeitė visas paveikslas Lietuvos. Vietoj dvarų atsirado smulkus vidutiniai valstiečiai. Tai formaliai keičiasi, net neformaliai, o keičiasi. O Smetona iš tos reformos, tokios ir panašių reformų atžvilgiu buvo labai skeptiškas. Nežinau, kas tai darė įtaką, ar jo asmeninis toks įsitikimas, nes jis laiką teisės viršenybės principą jisai taikė. Ir jis pakankamai skeptiškas buvo tokių visokių apdalinimų, socialinių visokių tokių, tų pagalvių, padėjimų. Ir, tas valstietis, kuris ant toj dūminiai pirkių gyvena, jis taip negalvoja. Ir čia susikirtimas pakankamai didelis. Aš tiesą sakant, dar pabaigai tik pacituosiu apie tai, kuris man irgi labai tiesą sakant toks įstrigo Smetonos iš kalbos 40 metų vasario 16. Pirmą kartą ir vienintelį kartą Lietuvoje minima vasario 16 Vilniuje. Nes, žinot, 18 metais nebuvo galimybės viešai čia švęsti. Visa tarpukarį buvo kitai valstybei Vilnius pateko. Ir 400 metais pirmą kartą, čia Katedros aikštė, visur didžiausios ceremonijos, iškilmės. Ir Gedimino bokšte keliama trispalvė ir panašiai. O Smetonos nėra Vilniuje. Dėl tam tikrų tarptautinės politikos jis Kaune mini. Čia atvažiuoja kiti ministras pirmininkas ir kiti. Tam tikras indikatorius, žinot, kalbėjo 19 metų, mes be Vilnius nenurimsim, kad Vilnių atgavo nevažiavo Vilnių Smetona. Ir niekad jis nebuvo Vilnių atvažiavęs dėl aplinkybių. Nepavyko jam jau. Jis 18 ten, žinot, ten 19 buvo be jo, bet jau paskui jau iki 40 jam buvo vienintelė galimybė, taip ir negalėjo atvažiuoti. Ir ką, ir viskas, ir dabar toj kalboje Kaune jisai sako, kreipiasi į visuomenę, pirmiausiai į Kauną, į sostinės tuometinės. Išgyvenam sunku metą, karas, krizė, jis viską tai pripažįsta, viską mato, kad yra labai pakankamai sunku. Sunku yra taip, kad, žinot, 2 kartus per savaitę leidžiamas tik karštas vanduo. Taupo energiją, kūrą, nėra kūro. Pėsti vaikšto, gatvės pustuštės, automobilių nėra, nors taip jau nelabai ten buvo. Bet ką jis pasako, pripažinė šitą faktą, kad sunku, bet čia šventinė vasario 16 kalba. Sako, žinot, reikia daugiau dirbti. Daugiau dirbkim, pasistengkim, nepykim ant mūsų valdžios, ant mūsų valstybės, nes tai griauna valstybės pamatus, dirbkim daugiau, pasistengkim, iškentėkim. Ir aš galvoju, ką galėjo galvoti ten gyvenantis toj molinėje sloj žmogus. Pakankamai sudėtinga, tai čia ir dėl to ta perspektyva,
kaip pas mus nenorima pripažinti, kad 400 metų birželio mėnesį, Liepos mėnesį, iš esmės iki aneksijos, iki rugpjūčio mėnesį, kai atėjo sovietų kariuomenė, tai papildomi dariniai. Tai dalis, tikrai nemaža dalis visuomenės dėja, bet su džiaugsmu dalyvavo mitinguose. Dėja. Ir va čia buvo tolėpis to. Jie ne dėl to, kad tie žmonės, kad labai džiaugtųsi tai raudonoje armija ar čia sovietų atėjimu, o va dėl tam tikrą, žinot, tas susikaupęs, tai pokyčių, susikaupęs ir jie nemąsto, tada nesupranta, kas bus. Ir tada, o tada jau, kai ateina supratimas maždaug rugsėjį, spalio mėnesį, tada jau per vėlu. Įdomu, legendomis apipintas Smetonos pasitraukimas, remiantis istoriniais šaltiniais, kaip jūs galėtumėt nupasakoti, kas ten įvyko ir atsitiko, koks tas jo pasitraukimas, gėdingas ar būtinas? Aš čia kaip tik specialiai tekste ir vartoju žodį pasitraukimas, atsitraukimas, bet ne pabėgimas. Amžininkai, kurie rašė išeivijotos atsiminimus, daug kas vartojo terminą pabėgimas, bet aš nenorėjau šito žodžio tokio. Nelabai sudėtingas klausimas. Aišku, apie tą visos detalės aprašytos, labai daug jų rašyta, kaip ten ir įtraukėsi ir bėgo, ką jis ten darė. Bet, sakyčiau, yra tam tikra charakteristika to viso paskutiniųjų metų būklės Lietuvos valstybės. Absoliutus pasimetimas. Nors tiek kalbėta, atrodo, tiek kariuomeniai skirta lėšų, 25% biudžeto lėšų skirta kariuomeniai. Moderniausia kariuomenė Europoje. 25%, mes dabar 5% ir galvojam, koks istorinis pasiekimas. 25%. Taip ir Smetona pasimeta paskutiniajame tam vadinamajame posėdyje. Aišku, sprendimas čia buvo nulemtas ne paskutinis posėdis, kaip jis ten būtų pasibaigęs, ar būtų priėmę ten sprendimą priešintis ar ne, šautšuvį ar ne čia esmė. Net čia, tik pas mus čia norima, iš laiko perspektyvos mes norim dabar rasti kažkokį atskirties tašką ir pasakyti, va žinot, va čia tai būtų padarę, va taip, va, priėmė tokį sprendimą, tada būtų va taip, va. O kad nepadarė, tai dabar kas kaltas, kad sprendimo nepriėmė pasipriešinti. Čia jau tokia mūsų kažkokios satisfakcijos, kažkoks ieškojimas. Taip, tikrai čia yra atitolimas nuo realybės. Bet va tas Smetonos pasitraukimas, aišku, naktis iš birželio 14 į 15. Pirkitas prezidento kabinetas, sėdė visi ministrai, vieną po kito papierosus traukia, dūmų kamuoliai, visi įsitempia, nes iki 10 val. Ryto reikalauta atsakyti Maskvai. Tai faktiškai ką atsakyti, kad sutinka su reikalavimais. Ir Smetona dar kažką bando kalbėti, kad galbūt reikia kažkaip, aišku, dauguma, ypatingai generolai, supranta reikalo esmę. Kaipgi dabar čia turint 20 000 kareivių tuo metu Lietuvoje, iš esmės šiek tiek daugiau, dar jie labiau bazė savo karinėse įglose miega. Kaip dabar per 2 valandas juos čia sušauks ir ten, o pasienyje yra daugiau negu 150 000 sovietų kariuomenės laukia, parengti. Ir ką tu čia pasipriešinsi? Kaip tu čia nuo 2 valandos nakties iki 10 ryto, kaip čia dabar ta kariuomenė suša, ne? Kad čia vien jau tas faktas rodo, kad nerealūs tie visi mūsų samprotavimai įsivaizdavimai apie pasipriešinimą. Ir Smetona pasitraukė. Pasitraukė tyliai, su šeima, kartu su Smetona krašto apsaugos ministras ir teisingumo ministras, 3 iš mūsų aukščiausios valdžios pareigūnų. Taip pat pasitraukė ir vienas iš labai svarbių asmenų iš užsienio reikalų ministerijos, Edvardas Turauskas, kuris ten buvo vienas labai svarbus asmuo, visom prasmėm. Ir daug, ir kiti aukštikai, kurie ten struktūrų, ir aišku, saugumo struktūrų, policinių vadovybė, ten kilmingi asmenys, verslininkai stambesni, tie, kurie jaustų potencialiai, kad jau grėsmė. Ir Smetona važiuoja tyliai. Išvažiuoja tyliai iki Bartos į pasienį, dar kažkiek būna ten. Vokiečiai labai lengvai įsileidžia, va čia yra beje atkreipdėmesį, nes dalis tų žmonių per skubėjimą neturi asmens dokumentų. Ir jų be dokumentų juos įleidžia, be paso, kitaip tariant, per sieną kirsti, priima. Tai va čia ženklas tam tikras Vokietijos intereso čia atskira tema. Pas mus beje ir tyrimų pakankamai mažai, ką Vokietija tuo metu samprotavo. Oficialiai, aišku, pripažino visas Sovietų Sąjungos tampoliai. Ir ten, aišku, Smetona dar mėgina per krašto apsaugos ministrai sakyti keliems pulkams atžygiuoti link pasienio ir neva tai simboliškai pasitraukti į Vokietiją ar ten kaip tą mūsų šūvį iššauti kažkokį. Ir kas įvyksta? Smetonos neklauso. Krašto apsaugos ministro neklauso kariuomenės pulkai šitie. Neklauso, atsisako paklausti. Nes tuo metu jau važiuoja iš Kauno, va ten dalis likusi vyriausybės dalis, kuri nepasitraukė. Ten visi kiti ministrai likė. Ypatingai ten, aišku, ne tautininkai, o opoziciniai veikėjai, kurie galvoja, va štai mes pasiekėm savo tikslą 400 metų birželio 15. Smetona atlaikė, pasitraukė. Jųgi tikslas toks buvo. Paskutinysis birželio 16 kitą dieną, kai Smetonos nebuvo, ką padaro
tokią neformalią lyderystę mėginęs imtis buvęs ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas. Jis pirmiausia kreipėsi ne į Lietuvos diplomatus, kurie tuo metu yra ambasadoriai, kitaip tariant. To termino nebuvo ambasadoriai, bet pasiuntiniai. Ne jiems praneša, kas įvyko, kad prezidentas pasitraukė ir čia atėjo ir nuojarmė. Bet pirmiausia, jis nuskuba į sovietų pasiuntinybę pas Dekanozą ir Pozniakovą ir raportuoja, kokia padėtis. Va, suprantat? Tai čia yra šokas. Ir tai be abejo, matot, šitos dalykus daug kas žino, čia nėra kažkokie čia mano atrasti nauji dalykai, bet matot, tai kas nemalonu, mes nenorime tai kalbėti. O aš tai suprantu, kodėl išėvėjo apie tai nenorėtume kalbėti. Žinot, tai yra Lietuvos laisvinimo kovos kontekste. Na, negi dabar pasakysi, žinot, čia taip mes ir tai padarėm, patys balsavom Liaudies Seimo rinkimuose, tą pasisakėm. Nu, taip negali sakyti. Politiškai tai ne. Kaip tu dabar čia kovosi į Lietuvą ir tu pats tą darai. Tai yra tas taip tyliai praeina. Dabar Smetonos tęsiant toliau tą, Smetonos nepaklauso niekas ir Smetona nepasitraukė. Labai taip kažkaip taip tam tikrom aplinkybėm, ką paskui sovietinė propaganda išnaudojo, kad, reiškia, per upelį pasiraitojęs kelnis. Ten negavo leidimo, ten sunkiai išmukštai prabėgo. Beje, šitą visą pasakojimą sukūrė ne sovietinė propaganda, o tuo metu jau iš Kauno buvo atsiųsta tokia delegacija vyriausybinė, aišku, su sovietų spaudimu čia jau, bet ir daug aplinkybių rodo, kad ir jie patys. Ir atvažiavo iš Kauno į pasienį mėginti kalbėti Smetoną sugrįžti. Ten buvo net 3 ar 4 susitikimai ir Lietuvos pusėje, ir paskui jau, kai jis buvo jau į Vokietijos pusę nuvykęs, į mėgino vis gražinti, kalbėti, aiškinti, kad nieko nenutiko, kad viskas gerai, kad mes išlaikysim ir taip toliau, kad čia dar ne jokia okupacija, niekas. Aišku, Smetona buvo nepalenkiamas, jis atsakė grįžti. Nu jau tai aišku, akivaizdu, kas jo ten laukia grįžus yra. Na va, ir beje, ir vienas iš generolų, toks Kelpšais, ir pasakė žmonai, pirmai poniai Sofijai Smetonienei, kuri dar buvo likusi Lietuvos pusėje, kai Smetona buvo jau peržengęs upelį, ištarė frazę tokią legendinę. Į ką tai panašu, kad mūsų prezidentas kaip koks kontrabandininkas šmukšt ir pralenda pro barjerą, reiškia, ir panašiai. Suprantat? Va, iš čia ir atsiranda. Paskui išeksploatuojama šitas visas pasakojimas su karikatūrom. Tai momentas yra pats, mano supratimu, sunkiausias ir tragiškiausias yra tas, kad nesugebėjo pasakyti nei Lietuvos pusė, nei pasitraukęs iš Lietuvos jokio oficialaus pareiškimo. Kas vyko? Piliečiai, mes negalim atsilaikyti prieš didžiulę išorės jėgą, mašiną, tankus. Mes būsim laikinai okupuoti. Bet jūs saugokit gyvybę, saugokit lietuviškumą, saugokit kažką mūsų bendrumą. Jūs iškentėkit kažkaip tai. Saugokit kultūrą mūsų vertybės. Suprantat, va šito pareiškimo, vieno, ne šūvio reikėjo, o kažkokios, kad ta visuomenė neįtų kitą dieną su Paleckio Stalino Molotovo plakatais, rodomo vėliavom. Beje, va čia paradoksas tam tikras. Tas emocijų proveržis. Reikia užtenka nuotraukos pasižiūrėti, kokios vėliavos ten kabo tuose mitinguose. Nėra Lietuvos vėliavų. Tai ką, galima sakyti, žinot, čia komunistai pakišo, liepė, ar ne? Bet ne, kai tie komunistai 400 birželį, birželio 24-5 tik tai legalizuojami, iš viso jų Lietuvoje su pogrindininkais 1500, ten gal 600. Tai ką tas 1000 gali padaryti? O dar tie sovietinių struktūrų visi NKVDistai, jie dar neturėjo tiek galimybių pradžiai. Tai čia tas pabėgimas arba pasitraukimas, kaip mes jį interpretuotume, buvo pakankamai sunkus. Ir paskui Smetonas, tokį matyti ir visą, iki pat tą jau gyvenimo pabaigos ir Smetonos aplinka, tą jautė labai didelį kartėlį, nes labai didelė žmonių dalis smerkė Smetoną būtent už jo pabėgimą. Būtent tai ir tas santykis, man atrodo, tiek išėjų gyvenančių artimųjų buvo ir yra, man atrodo, pakankamai šaltas su Lietuva. Kaip jūs teisingai pasakėt, kad mes vengiame savo traumuotos patirties, vengiame apie tai kalbėti, analizuoti, tai vadinasi, istorijos pamokų neišmokstam. Ir jūsų knygos pavadinimas pakeitus metus gali labai tikti vėl. Tai čia nežinau, aš kaip minėjau, aš netaikiau čia šitų tokių momentų, bet žinot, mes iš tos istorijos galime atsirankiot, kas mums dabar tinka, kokie epizodai, kurie netinka susidėliot. Bet aš apie pamokų nerašiau, aš netgi stengiausi žodžio kolaborantas nevartoti iš tų knygų. O dėl paprastos priežasties. Ne dėl tų pamokų, dėl tikros savo pozicijos, kad aš mėginau čia sudėlioti, kaip minėjau, daug faktų, daug visokių šaltinių, daug visko.
jų parašyti. Tiesiog skaitytojas tegul skaito ir pats, atsirenka, kas jam tinka, kas netinka, ką jis suprato, ko nesuprato. O aš nenorėjau savo kišti, primestinai savo nuomonės ir pasakyti, šitas geras, šitas blogas, Smetona blogai ar gerai padarė, kad pabėgo ar pasitraukė, tas kolaborantas, tas mažiau kolaborantas, o beje čia tas savo. Aš pritariu visiškai kolegos Valdemaro Plumbė tokiai pozicijai, kur jis sakė vienoje konferencijoje. Žinot, įsivaizduokime, toj sovietinėje Lietuvoje, čia mano beje didesnė netgi dalis, negu pusė knygos yra apie tą sovietinę Lietuvą. Ne tik apie Smetonos ar ten 39 Lietuvą, ten pakankamai sudėtingi procesai, vyko virsmai visokie. Mes dabar įsivaizduokim tos sovietinės Lietuvos du žmonės. Jiems abiems yra priklijuojama ta pati etiketė kolaborantas. Vienas žmogus yra asmuo, kuris išduoda, bendradarbiauja su visokiom struktūrom, arba jis dalyvauja rengiant, padedant, reiškia, įvykdant nusikaltimą žmoniškumui, tremiant žmonės, sudarinėjant sąrašus, galbūt pats tam kankinant, žudant kažkur ar kažką darant. Taip įsivaizduojam tokią situaciją. Ir kitas žmogus yra, kuris, taip, visokių konjunktūrinių dalykų, dirba kažkokį administracinį darbą, užima kažkokius biurokratinės pareigas, bet jis nėra nieko išdavęs, jis nieko nėra įskundęs, jis tiesiog atlieka kažkokią, nežinau, buhalterinius kažkokius skaičiavimus, skaičiuoja, reiškia, ne kokiu nors ministerijoje ar ten liaudės komisarė. Ir mes šitiems dviem asmenim prikliuojam tą pačią etiketę. Kolaborantas. Akivaizdu, kad jų svoriai skirtingi. Tai va dėl to aš ir vengiau čia to žmonės taip lyginti taip. Ar mes, ne mes, bet apskritai dabar labai madinga tuos rašytojus nėrį padaryti didžiausią Lietuvos kolaborantę, dėl to, kad ar ne, jinai išvažiavo į Maskvą tos vadinamos saulės vežti. O gal raštikis kolaborantas, nes jisai savo rankom tą kariuomenę visą sunaikino. Na, aišku, tai kuris iš jų dabar čia didesnis kolaborantas? Ar ta, kurie eilės tam paskaitė tautiniais rūbais apsirengusi iš tribūnos, ar tas, kuris realiai išardė viską, visą krašto apsaugos sistemą, tai ką pats sukūrė. Tai čia daug tokių pavyzdžių ir aš to vengiu. Tai dabar tos pamokos arba tie momentai, kas yra tam tikros kažkokios tai sąsajos, jeigu taip jau visai fantazuojančia. Žinot, vėlgi yra tam tikra, pasakysiu, verčia aplinkybės išorinės, matyt, tarptautinės yra viena teisinga linija. Reiškia, kai kuriuose dalykuose, užsienio politikoje daug kur. Vat kaip prieškario metais, 39-40 metais, vis laiką buvo sakoma, mes orientuojamės, mūsų sąjungininkė yra Sovietų sąjunga. Na, aišku, imitavo Lietuva, kad mes neutrali valstybė. Reiškia, o visų pirma, kokia iliuzija gyveno, kad Lietuva yra neutrali valstybė. Tokia salelė mažytė, reiškia, neutrali mes čia, mes niekur, kaip Šveicarija, mes čia niekur nesikišim, niek čia mūsų neokupuos. Viena pirma iliuzija, tai visuomenė telkta, antra buvo tokia iliuzija, kuri teisinga linija pasakojama oficialiai. Sovietų kariuomenė atėjo čia ne mūsų okupuoti dar 39-40, tai 20 000 darinių. O saugoti mūsų sienų, aišku, neaišku, nuo ko tų sienų saugoti, nepasako niekas. Bet draugiška kariuomenė, nesišaipykit, nesijuokit, nekurkite anekdotų. Aišku, apie tos naktinius drabužius ar ne, kur moterys ten vilki, kai vakarinės suknelės, ar apie virvelėm parištus raudonarmiečių šautuvus ten ar ne. Nes anekdotų ten porą šimtų net variacijų visokių buvo sukurta, skundėsi pasiuntinybė, kad reiškia, tvarkykit žmonės, kad taip nekalbėtų. Tai kalba, kad, draugai, tai pasakojimas oficialus. Ir jeigu kas nors spauda netyčia kokį nors karikatūrą, tą žemėje, ar ne, kur ten atsivirka bučiuoja batus tam bolševikų, reiškia tam, tai iš karto tas laikraštis cenzūra, reiškia, gauna baudą. Ir nemaža oficialiai apie 1000 litų tuo metu, kas buvo dideli pinigai. Reiškia, negalima kritikuoti Sovietų sąjungos jos politikos, nes tai yra mūsų sąjungininkė 400 metų pradžiai. Viena teisinga linija. Žmogus neturi galimybę susiprast. Antras momentas, dar vienas kitas, trečias galbūt momentas yra tai, kad visuomenės balsas absoliučiai yra išjungtas. Aiškiai, yra pasakyta iš viršaus, direktyva yra taip. Ir tai ne tik ten užsienio politikoje ar vidaus politikoje, bet ir kultūros, meno srity, tautinis menas, tautinė kultūra, ką mes turim daryti. Ir visokie čia sukūrėjai sąjūdžiai modernistiniai, kas čia per dalykai. Ir kai nėra ta viena tokia linija, aišku, už bet kokį kitą pasakymą yra, tiesiog žmogus yra nokautuojamas, ar tai kaip dabar yra kartais viešoje erdvėje, jeigu taip netitiktų. Tai dabar yra, matot, kiti instrumentai, labai lengva viską čia sugaudyti. Ir jeigu ne taip tu pasakysi, tai tas žmogus viešoje erdvėje gali būti visiškai kažkur tai netekti savo statuso. Tai čia toks momentas yra. Kitas dalykas yra tam tikras negebėjimas matyti kažkaip, aš sakyčiau, to
to tokio negebėjimas mėginti stengtis konsoliduoti visuomenę krizių akivaizdoje. Kai yra sunku, kai yra tam tikros kažkokie, bet yra kažkokie ir savos ambicijos. Kartais norima pasakyti, tas ir šūvio paskutinio, tas, žinot, samprotavimas. Kodėl mes nesipriešinom, kodėl neparodėm šūvio? Tarsi dėl garbės mes norim kažką daryti. Ar kartais dabar nenorime mūsų didžioji politikų dėl garbės kažką padaryti? Pamokyti kitus demokratijos, reiškia, kištis kažkur į tarptautinius Azijos reikalus, ginti vieną valstybę prieš kitą, reiškia, yra garbė, vertybinė politika. O ar mes nuo tos vertybinės politikos nukentėsim, ar nenukentėsim? Ne visą laiką susimąstama. Aš atvirai kalbu čia, tai dėl to, kad yra tam tikrų panašumų su tais momentais. Ir tiesiog ir mėginau tai pasakyti, šiek tiek, kad tos 80 metų kalbam apie tą okupaciją, apie tą sovietmetį, bet kažkaip bandom apeiti tam tikrus kampus. Kažkaip pasakyti tą pasakojimą, kad, taip, iš tikrųjų, tai Sovietų sąjunga okupavo, aneksavo, trėmė, žudė, kankino, viskas taip yra ištirta, mes jau žinom. Net ir pavardės visų tų, ten 20 000 žmonių, kurie ištremti buvo. Bet mūsų savo paties reakcijos, savirefleksijos, mes turime į visuomenę Lietuvos, kaip mes tai priėmėm, dėl ko mes tai priėmėm ir kas tai lėmė, mes neturim. Tai šitą knygą aš mėginau tai pasižiūrėti. Tikiuosi, kad tą knygą atras ir moksleiviai, ir jauni žmonės, ir gal ta senoji karta, kuris turi savo stereotipus. Gal, aš tikiuosi. Ir aš kaip ir minėjau, aš manau, kad nekištus nuomonės, o tiesiog daug faktų, daug visokių dalykų ir atsirinks ir pamatys, galbūt kas patiks, kažkas nepatiks. Toks įmanomas buvo. Kaip jūsų kolegos vertina? Kolegos, tiesą sakant, jie žiūri kaip akademikai, nepriima to, kad patiktų ar nepatiktų, o tik iš akademinės tyrimo pusės, reiškia, ten prieiga tokia, dokumentai, šaltiniai, pozicijos tam tikras išsakymas, argumentų pagrindimas, o ar jie sutinka su ta pozicija, kas yra teigiama ar ne, tai aišku, tai ne akademinės diskusijos šia momentas yra, tiesiog tos prieigos ir to pagrindimo, ką aš mėginu pasakyti. Ar yra pakankama, ar tiesiog mano įsivaizdavimas ir aš iš to konstrukto atsirankiju kažkokius tai atskirus faktelius, apkaišau ir mėginu įrodyti, kad taip yra. Reiškia, kaip čia pasakyti, toks kupiūravimas, kažkoks kūrimas to, kaip dabar toks žodis, keistas naratyvas kažkoks, tai naratyvo kūrimas kažkoks. Nekuriu aš jokių naratyvų, aš mėginu pasakyti, jeigu dar šiais laikais 21 amžiui yra poreikis kažką ir siekimybė objektyvumo kažkokiam tai, nors kartais aš abejoju, man atrodo, kad nereikia čia niekam to objektyvumo, reikia savo pasakojimą pasakoti įtikinamai. Tai aš mėginau nesekti tom visom moderniom tom pozicijom, aš dar toks idealistas, žinau, dar apie objektyvumą vis galvoju.